Vyksta 6 km lenktynės, turi daug paralelinių renginių. Vienas jų techninis slalomas visiems. Jūs galite atvažiuoti su savo automobiliu ir dalyvauti be jokių problemų. Išmokstate trasą, nueinate pas tas žavias merginas, užsiregistruojate, na ir tada palinkėsiu sėkmės suvažiuoti kuo geresnį rezultatą. Šis slalomas skirtas visiems norintiems. Jūs galite atvažiuoti ne tik stebėti lenktynės, bet jose ir dalyvauti. Aš esu Aurimas Kučinskas, pajūrio slalomo įkūrėjas ir vadovas, ir mes čia šiandien organizuojam žiūrovų techninį slalomą. Kaip sugalvojai daryti tokį renginį? Tokį renginį pasiūlė varžybų organizatorius ir mes jau 3 metus esam čia ir organizuojam slalomą bei dėliojam trasas. Kaip dalyviai vertina, kokius galbūt atsiliepimus palieka, kadangi, kaip minėjai, 3 metai jau jūs čia? Tai iš dalyvių girdim dažniausiai geriausius atsiliepimus, tai turbūt dėl to ir esame jau 3 metus čia. Ar sunkios trasos? Trasos tikrai nesunkios, jos pritaikytos yra kiekvienam, palei lygį, galima ir paspausti tikrai gazą iki dugno, reikia ir pavairuoti, bet trasą įveikti gali beveik kiekvienas. Kokie automobiliai dažniausiai pasirodo šitose trasose? Galbūt tu iš savo patirties galėtum įvardinti, kokiem geriausiai yra pritaikyti automobiliai važiuoti šiai trasai? Šiaip automobilių tai čia būna įvairiausių, nuo Volkswagen Passat iki Honda Civic, iki Mazda Miatų, kaip ir patys matot, įvairių BMW. Trasa yra pritaikyta kiekvienam automobiliui, su kiekvienu automobiliu yra savotiškai pranašumų, vienam lengviau gal apsisukti, kitam gal manevruoti tarp kugelių, bet nėra taip nusistatę, kad būtent su kažkokio ten varomo ašim, kad būtų lengviau veikti trasą. Bet kuris automobilis gali padaryti trasos rekordą. Damų klasė. Ar daug į damų klasę susirenka merginų? Šiuo metu dar nei vienos damos neturėjom, bet praeitais metais damų buvo tikrai nemažai. Ir konkurencija tarp jų vyksta didžiulė. O iki kada galima registruotis šitom lenktynėm varžybom? Slalomo trasa veiks penktadienį nuo 10 iki 21 valandos, šeštadienį nuo 10 valandos iki 19 valandos. Kada vyks apdovanojimai? Apdovanojimai visų klasių prizininkams vyks šeštadienį, didžioji renginio scenoje 19:30. O ar gerai supratau, kadangi tu minėjai, kad laikas yra tęstinis, praktiškai 2 dienas organizuojamas slalomas ir galima atvažiuoti čia, tai tu atvažiuoji, užsiregistruoji čia ar registruojasi internetu iš anksto? Ar galima dar merginom atvažiuoti čia ir sakyti, noriu važiuoti ir važiuoju? Taip, registracija vyksta vietoj, tai kaip ir minėjau, tuo pačiu laiku, abi dienas atvažiuojat, bet kada ateinat pas mus, užsiregistruojat ir važiuojat. Važiavimų skaičius neribotas, atvažiuojat, kiek norit, tiek važiuojat. Organizatoriai suteikė man galimybę pravažiuoti su šito automobiliu. Tad, jeigu nenorite laužyti savo automobilio arba manote, kad jūsų automobilis tam netinkamas, galite atvykti čia ir išsinuomuoti iš organizatorių už nedidelį mokestį šį automobilį. Opa.